o priežiūra visą laiką yra pigiau negu remontas. Jo, čia labai teisingai pastebėta. Minėjot, kad apie autosportą, kad yra tų benzingalvių, kurie kreipiasi dėl produkcijos ir ieško geros alyvos. Ką galit pasiūlyti, grinai motorsportininkam, kurie lenktyniauja tom sunkiausiam sąlygom? Kurie, tarkim, kalbant apie automobilius, tai mūsų 1060 alyva. 1060, taipogi yra, galima naudoti ir 550. Ir iki 5PM, bet čia daugiau kas driftų važiuoja, bet šitą alyvą irgi jos klampumas ir temperatūros yra panašios 1060, nes kadangi didelį krūvį apsukimai variklis įkaista, reikia būtų klampumas ne mažiau 24 mm į sekundę, tas jau kinetinis, tas jau, kaip sakant, taškymas visas. Ir kadangi didelis sūkiai, variklis sukasi, detalės, metalas plečiasi, kad neužspaustų to pačio alyvą ir vykdo aušinimą. Tai dar galima naudoti ir 540 alyvą, kadangi irgi jau didesnis klampumas ir aukšta temperatūra palaiko. Kaip ir būtų toks dalykas paprastas, aišku, standartiniam automobiliukam tai pagal specifikacijos 530 alyvos, 0,20. Čia tiem gatviniam, kurie... Čia jau gatviniam, civilinių režimų važiuoja. Taip, bet net ir naudojama 1040 pusiau sintetinė alyva. Yra naudojama visurgių varžybose. Kai kurie naudoja ir 5PM ir 1040 ir 1060, bet sakau, kai mūsų, taip gal pabrėšiu, mūsų alyvos turi tokią savybę, kad jos turi specialų priedą, kurios atlaiko aukštą temperatūrą net užkaitus varikliui. Tai labai didelis yra dalykas toks, kad užkaitus varikliui gali prigriebti, prasukti indiklus. Tai jau ne vienas kartas buvo jau įrodyta, net ir offroado varžybose, net ir su keturačiais paminėsiu, vis tiek važiuoja, nes su šita alyva, kur yra mechaninė grinai dalis, jau mechaninė greičdėžė arba automatinė, tai galima naudoti, nes ten yra specifikacijos jau dėl priedai, dėl tų šlapių sankabų. Taip pat kaip ir automobiliam, tos alyvos transmisinės yra, kaip jau sakė Modestas, yra įvairios tos alyvos, 80-90 pagrindė naudojama reduktoriams, po to čia tokia universalesnė, bet čia jau gatviniams jau. Čia jau tokia universalinė dengia 75-80, 75 gal 4. Ir po to vis tiek jau, kai važiuoju tokius jau rimtus offroadus, tai jau gan tiršta yra. Jinai taip jau stipriai nepraranda savybių prie aukštos temperatūros. Ir plius skaičiukoje lasda. Taip, lasda, jeigu taip. Limited slip. Taip. Čia jeigu tas jau, kaip sakant, arba būna hebra užsivyrina patys diferencialą, būna gamyklinis. Bet paprasčiau užsivyrinti, nes kadangi būna praskatos diskelius ir bevažiuojant. Gamyklinis. Čia priklauso nuo sporto specifikos. Taip. Čia nuo sporto priklauso. Kokia yra Hado kaip gamintojo patirtis, kada tas brandas atsirado, kur jis gaminamas, sakykime, ir panašiai? Tas brandas atsirado prieš 35 metus. Kaip tik mes šiais metais švenčiam 35 metų jubiliejų. Atsirado Charkove. Tai dabar biškai gamykla toliau nuo Charkove, bet buvo pačiam jau, kaip sakant, pačiam Charkovo beveik centre, nes kadangi gamyklos taip ir būdavo aplink jau gyvenamus tos rajonus. Esmė dar tokia yra, tas pati abreviatūra, tai jau Hado, tai kaip ir Charkov dom. Tai tas iššifravimas. Ir jau tos technologijos buvo naudojamos, neskisi taip, testuojamos 10 metų, nuo 91-92. Ir jau taip 2001-2002 metais jau pilnai jau paleido visą tą jau maksimaliai gamybą, bet iš pradžių gerą dešimtmetį, kaip sakant, testavo, nes kadangi yra atsakomybė, yra įvairūs sertifikatai, viskas ir tie leidimai, kaip sakant, išlaikomi tiek visam pasaulyje ir turi atitik reikalavimą. Tai, kaip sakant, visų pirma, nepasišiukšlinti prieš pirkėjus. Alyva yra gaminama 100%-inės naftos bazės, neturi jokių, kaip sakant, atidirbto alyvų to pėdsako. Tai dar tas irgi pagrindas lemia tą visą savybės, nes
vis tiek kokia, aišku, kokia alyva nebebūtų, jau reikia keisti laiku. Na taip. Tai va tokie dalykai. Tai va ilgą laiką testavo, pasileido ir kadangi turim ir nemažai tų priedų ir variklėmis, ir greičio dėžės, reduktorių, kūro sistemas, tai buvo daug darbo ką veikti. Aš kiek esu girdėjęs apie Hado, tai Hado turi tam tikrų priedų, kurie gelbėja mazgams, jeigu, sakykime, tas mazgas yra kažkiek pasidėvėjęs, ar ne? Čia yra kažkokių tai priedų, kurie galėtų išgelbėti techniką. Taip, mūsų priedai visų pirma buvo skirti, kaip sakant, atitolinti nusidėlimą tų visų detalių, visų mazgų. Tai dėl to buvo sukurtas Hado, tai galima naudoti jau praktiškai automobiliam ten po 10, po 15, 20 tūkstančių ridos, jau galima naudoti tos priedus, jie apdirba. Ir taip, daug kas kreipiasi, kaip atsiranda problemos jau. Ir tie visi priedai padeda, jeigu tai nėra daugiau negu 50% nusidėvėjimas. Jeigu yra daugiau negu 50%, mes tada rekomenduojame, vis tiek yra reikalingas jau mechaniko įsikišimas. Taip, stebuklų nebūna. Pilk nebepylės, bet jeigu pats motoras ten jau baigia išsiardyti. Taip, tiesiog, kai kurie sako stebuklai, čia tiesiog yra chemija, bet vis tiek yra savo ribos, savo tie nusidėvėjimai visi, tai vis tiek be mechaninio darbo keitimo detalių, tai būna, kai neapseina. Kokių dar yra priedų, sakykime, automobilinės chemijos, ar ne, irgi dalykų, nes Modestas paminėjo labai gerą dalyką, naudoja kažką tai langams, kad nerastų langai, nes procese būna taip, kad šlapia diena ir viskas rasuoja, kažką reikia daryti su langais. Pas mus yra taip, galim prieiti, nes šitas antirūkas, tai vadinamas, yra viduje išpurškimas, išvalomi langai, įsipurški langus, lengvai patrini, įtrini ir po to kiekvienas vienom varžybom tai tikrai užtenka. Tai užtenka, aišku. Nes šiaip tai, jeigu paprastam automobilį naudojant, tai iki 2 savaičių. Maždaug įsilaiko. Panašiai ir Nado danga, tas antilietus yra. Tai va čia naudojama išorėje. Taip, išorėje. Taip, kad absorbuotųsi tas lašas, kad jisai nutekėtų nuo vėjo srauto. Čia tiesiog jis visam kėbal tinka, stiklai, žibintai, viskas. Dar tokia ypatybė turi, kad iki -2-3 dar šerkšna nepasidengia, jisai neleidžia apšalti, taip. Tai Modestai, kurį čia iš tų jau pasitvirtinęs visus? Abu. Tiek tą antirūką, tiek antilietus. Tai profilaktiškai naudoja ten, sakykime, ir tas purvas netiek prikimba. Kada internete pasimato visokių pranešimų, kad suklastota kažkokia Castrol ar kažkokia kito brendo alyva, Hado nėra patenkantis į tą sąrašą, kur yra klastojama, populiaru klastoti, nes kiek domėjausi, tos kiti prekės ženklai dažnai būna padirbti. Hado stengiasi, kaip sakant, turi specialius kvapus. Čia jau mes turim... Jo, būtent alyva, kas liečia, tai yra specifinį kvapą turi ir iš tikrųjų... Iš kvapo gali atskirti originalą? Taip, iš kvapo, taip. Jeigu ta labai lakšerį, tos prabangios alyvos, jos tokios turi perfumo, ten kaip citrusinių, tokių, taip. Paprasta standartinė alyva, tai daugiau jinai kaip karamelės, bet dabar toksai tas iš karamelės gal į vanilę daugiau toksai perėjo kvapas jau biški naujesnis, nes buvo pirma karta standartinė alyva mūsų karamelės kvapo, po to ten pagerinti tie brandai visi jau, tas jau Luxury Plus visas, tai jau kvapas specifinis. Bet aš kaip suprantu, tai vis tiek, pirkdamas parduotuviai pas oficialų pardavėją, neturi suk dėl to galvos kaip pirkėjas. 100% tu perki originalų daiktą, o jeigu perki kažkur ten garažiukę ar turgelėje, tai uostyti reikia tada ar ne? Taip. Šiaip tai ir taip, ne faktas, šiaip tai pagrindė, kol kas dar nebuvo, per kiek čia, nes tas 20 metų Lietuvoje gyvuojam, atrodo, dar nebuvo tokio atveju, kad kažkas tai pakliūtų padirbti. Šiaip, sakyčiau, vien ir tas, jeigu padirbti brangu, nes metalinės tos pakuotės, ten sudėtingiau, man atrodo, padirbti ir gauti jo. Taip. Į plastiką tai ten bet ką gali supilti. Bakelių ir etikečių prisispausdinti gali. Taip, šiuolaikinėm technologijom viską. Kas dar iš jūsų gamos irgi matau visokių ir sėdynės nupieštos, ir stabdžių netgi klineriai turbūt. Čia taip, stabdžių klineris, bet mūsų biški skiriasi nuo kitų gamintojų. Kuo ir kaip? Skiriasi tuo, kad jie yra žibalo bazės ir jie neveikia gumų. Čia labai didelis, kaip sakant, yra tas potencialas to dalyko, kad net ir motociklininkai turi tas motociklus, kiekvienas grandinė vis tas
narelis turi guminę tarpinę, Jo. prie bukšliuką, kad tepalas nepabėgtų. Čia ir kartingi tas pats. Vat. Tai vat, jisai turi savybės, kad jisai neišpūs, neišbrinks tos gumos, nesugadins. O čia tai diržų toksai jau, kaip sakant, kaip čia teisingai gal pasakius, jisai gal kaip kondicionierius atgaivina, elastingumą atgauna diržas, nes būna pas mus kartais pakliūna net ir, ir pusigulį gal tie diržai, gal kartais temperatūros perkritimai vežant. Tai jie apdirbus? Jisai apdirbus, taip, suminkštėja, atgauna gumą elastingumą. Čia tai aišku, toks kaip ir montažinis tepalas, čia duslintuvas nupieštas, tai nereiškia čia duslintuvai, bet čia galima montuoti suportus, kur yra veidrodiniai paviršiai, kur metalas prie metalo priglūsta. Čia tai jisai toks kaip analogas, sakytume, mes varinio tepalo. Jie yra panašus, esmė yra, kad čia yra mineralinės alyvos bazė panaudota, čia jau 100% svarios jau neperdirbtas, jau tiesiog jau jokio perdirbimo recyclingo. Po to čia jau sėdinių valikliai, čia yra ne tai, kad jis turi dvigubų paskirtį. Ir valo, ir atgaivina. Tai čia kam kaip patinka, kam matinis, kam blizgus. Taip. Nors čia toks jau mūsų jau labai mėgstamas mūsų klientų plastiko ir gumos, čia jau kondicionierius, jisai atgaivina, bet nėra skirtumo, kokios spalvos būtų plastikas, kokios rūšies plastikos, padangos, gumos, kilimėliai, čia atgaivina, atstato jų tą jau elastiškumą ir, kaip sakant, akivaizdžiai atsigauna spalva. Ir tokie kaip silikonai daug kur naudojami, daug kas žino, naudoja žiemos metu, bet yra niuansų, ypač su naujais automobiliais, kurie turi panoraminius stoglangius, kabrioletai, tai čia galima su juo ir sutepti tas slankiojančias ir besilankstomas dalis. Čia buvo ne vienas atvejis, čia kelių metų, mano tokia patirtėjai, kad labai pas mus pradėjo Lietuvoje pirkti stipriai kabrioletus. Praktiškai žiūri, kas met vis ta tendencija auga ir atėjo žmogus. Jaguaras, ten 86 metų, odinis stogas, viskas, kad neliktų pėdsakų, pasiūliau, įsibandė, patiko, nes jisai neužteršia, įsigeria, nelieka jokių dėmių. Ir po to dar mūsų, kaip sakant, skvarbus tepalas atlaisvinti, atveršti kokias sriegius, detalės prikepusias. Jis irgi turi revitalizanto, tos metalo keramikos. Tas pats revitalizantas esmė yra irgi papurškus, sukant, vis tiek veržlė varžtas kaista ir ta keramika dar duoda tokį efektą, pagerina, kad geriau atšoktų. Rūdis ir tie, tarpusavio metalo kristalai, vis tiek jie prikepa. Tai tas dalykas efektyviai veikia, dirba, čia jau ne iš vieno meistro girdėjom. Kalbant apie kabrioletus, tai kai žiemą aš ant ledo lėkiau su savo Audi TT, nusimečiau stogą ir paskui pagalvojau, blemba, ar užsidarys paskui man jisai tas stogas? Užsidarė, jisai šiaip ne taip, bet šitą papurškus, tai turbūt, kad galėčiau žiemą dažniau be stogą. Šiaip tai pasakysiu, aš turiu irgi tokį automobilį biškis skirtinis, Challengeris, jo tiesiog yra berėmis duris. Tai šiais metais ir šalta buvo, daug drėgmės, tai žinokit, kas trečią dieną turėjau purkštis, nes kitaip mašina laukia stovi, labai jaučiasi. Tiesiog jau buvo blogiausia, kai buvo pusė somo ledo, tai tada jau jautėsi, lupau durys, bet atsargiai, bet sakau, tas savo efektą vis tiek padarė. Žodžiu, produkcija yra viskam, ne tik... Taip, viskam, ir sunkiai mes taip, visai, nes kadangi ir greičio dėžėm, ten visokie įvairūs tepalai ir, lyčio tepalai įvairūs yra, parinkam. Esmė yra ta, kad Hado visa išskirtinė produkcija, tas niuansas yra, kad turi tą revitalizantą praktiškai visoj mūsų gamai produktų. Tai net ir konservuojamas tepalas turi revitalizanto. Ir tie, sakau, net ir purškimas lyčio tepalas, jisai purški po to sutirštėja. Labai gerai dalykas, esmė, kad būna, kaip Modestas žino, būna kokia galinė nevarančių tilto stupica ir būna dvigubės eilės guoliai. Ir būna labai sunku
labai sunku juos, kaip sakant, sutepti. Nu, tai tada susipurški, susivarai tą reikiamą dozę ir čia bendrai iš praktikos, taip sakau, kad daug kas naudojas ir pasiteisinė. Nes labai puikiai tarp tų guolių visus operatorių įlenda šiaudelis. Čia taip atrodo, gan atrodo paprastai, bet sakau, technologija veikia, taip. Ir nežinau, čia dar vis tiek, dar įvairūs valikliai yra. Jo, įdomu, kas yra tie klineriai. Čia sunkios technikos, čia sunkioji technika pas mus, čia tiesiog jau didesnis proporcijų maišymas jau. Ir čia pas mus visa klinerių, top prekės. Oi, DPF, kaip girdėta. DPF, EGR ir visi kiti trijų raidžių. Taip, tai dabar mes jau tą DPF turim naujesnį jau. Tai DPF mūsų čia ta Red Boost nauja linija atsiranda. Pabiškai mes su tais alyvom, su viskuo Red Boost. Ir tas DPF klineris jau šitas, jeigu automobilis eksploatuojamas ir užtenka kas 30 000 šitą, kaip profilaktikai. Tie mūsų senieji, kaip sakysi, čia irgi ta topinė mūsų visa Matomics linija, tai kas 5 000 rekomenduojama. Čia ypač kas mieste gyvena, tai čia kas 5 000. Mažais atstumais, kur važinėjama. Taip, neišyla variklis, pagrindiniai tai visi suodžiai ir susirinka. Tai numeris 1, aišku, mūsų multiklineris dyzelinės, kadangi... Perkamiausia, taip. Tai dar prieš gal 3-4 metus motorolyktis buvo virš 16 000 vienetų parduodami į metus. O, gerai. Taip. Ir jį naudoti kaip? Tiesiog į kūrą supila, ten viršaus, nėra skirtumo, kiek ten to kūro bake, esmė, kad yra biški užpilti, prapilti, kad prasimaišytų. Tenais 2, 3, 4, 5 litrų nėra skirtumo. Kartu tada su dizeliu? Taip, su dizeliu, taip. Analogiškai ir benzino, ir tas, ir DPF. O čia po to tas katalizatorių, toksai lengvas katalizatoriams, tas dabar mūsų katalizatoriams yra jau naujos kartos, jau, kaip sakant, ir esmė yra, kad keičiasi kūro formulės, turi ekologijos įvairių priemaišų, tai tie visi varikliai yra adaptuoti jau daugiau tam ekologiškam kūrui. Tiek dizeliams, kadangi ten dizelių įvairius rapsų aliejai, ten benzinų, etanolis, įvairių rūšių, tai tas lemia kai kurių ir katalizatorių pasikimšimą, čia tiesiog jau padeda pravalyti intensyviai viską. Mano automobilėse kai kur katalizatorius tiesiog nebėra. Kaip sportą važiuoji, tai gali pripratęs, gali nebūti. Taip. Čia po to irgi tokie kaip ir valikliai, kaip ir sandalikliai. Čia Total Flash'as irgi, žinau, jis jau... Pasiteisinęs dalykas. Ne iš vieną klientą girdėjau. Taip. Čia tiesiog į seną alyvą prieš keitimą pilasi ir prasiplauna. Nes yra daug niuansų, yra net, sakau, tiem didiesiam varikliam, ten pradeda baršti grandinę, tas barškesys tiesiog atsiranda, kad alyvos kanalas susikiša ir pakeitus visą komplektą, grandinį įtempėjus, ir tie hidroįtempėjai jau tiesiog mažas rautas nebeįtempė. Čia jau nemažai buvo tokių atvejų, žmonės į 3 servizą nusitempė ir pas mus jau kreipėsi iš to servizo, vyrukai jau žino, kad galim kažkuo tai padėti, tai tiesiog būna netikė, kad per 5 minutus nustoja barškėti. Čia toks treatmentas, čia priedas, galima sakyti, taip, galima naudoti seniem automobiliams su kiekvieno alyvos keitimu. Jisai padidina klampumą, turi irgi revitalizanto. Klampumą ir lipnumą, kaip sakant, ant gilzių leidžia geriau žiedam nuimti. Tai čia irgi, sakau, pasiteisinus prekė tokia, kadangi seniai automobiliai vis tiek detalės išdilusios tarpai. Prasideda. Taip. Čia irgi tas stop leak engine variklio nuotekių tas sandariklis. Esmė jisai veikia tik tais guminės tarpinės. Tai čia jau jokių silikonų nieko jis jau, kaip sakant, nepaveiks. Riebokštai atgauna elastingumą. Kadangi riebokštai kai kurie turi savo spiruoklės, tai atgavus elastingumui, tau spiruklikė patimpė, čia jau pavyzdžiui, paėmus alkūnį velną arba kokie jau vėlinėlį. Tai efektyvumas jau pradeda veikti maždaug 300-400 km. Skystis viduj, gan skystas ir melsvos spalvos, grynai sintetinis. Esmė yra tos formulės visos, kad alyva tik nešėjas. 300-400 km tam, kaip sakant, laikotarpiui motorui sukantis,
tos visos gumos pasisavina šitas skystį, tai jau praktiškai net nelieka. Per alyvas. Taip. Stop-leak radiatorių. Tas čia sistemos aušinimo nutekėjimo. Nu, aš jau kaip pramušu, tai man šitas irgi nebepadės, nes Šiaip tai, jeigu ten... ta prasme, ten jau buvo smarkiai. Skylė, jeigu ranka lenda. Tai buvo ten jau smarkiai, jo. Tai mes irgi būna klientai ateina, sako, kad nors padės, sakau, jeigu nebėga, tai padėsim. Ne, ten po avarijas tiesiog sulūžo viskas. Tai šitas dalykas jis irgi ten toksai skystas, maždaug kaip grafito spalvos ta chemija. Esmė yra tokia, iki 0,9 mm užtaiso tą įtrūkimą visą. Ai, tai pas mane buvo gal 3 cm skila. Taip. Dirba su plastiku, su metalais įvairiais. Buvo nemažai atvejų, kaip jau net ir trukusi aliuminė galva automobilio. Tiesiog jau reikėjo, kaip sakant, nuvažiuoti, bet tai žmogus taip ilgiau važinėjo. Kaip susitvarkė, taip. Išsigelbėjo. Taip. Ypač aktualu, kai saloną pečiukas kažkur pradeda leisti. Taip. Ten reikia saloną, panelę jiems ten dėti. Kiek ten reikalų. Nu ir toksai vat irgi mechaniniams mazgams sandariklis. Tai čia greičių dėžės, reduktoriai. Kol kas mes neturim automatiniam greičių dėžėm. Automatinės greičių dėžės, tai ten vis tiek savo spaudimai, savo temperatūros, tai mes jau rekomenduojam kreiptis pas meistrus, jau vis tiek jau automatinė greičių dėžė, tai aš žiūriu į tą produkciją ir aš jau suprantu, ko man reikia. Taip. Koltui dėžės tapals laša kažkur. Rasoja, žinai, kaip sako, rasoja. Rasoja. Tai jisai taip, čia jis panašiai veikia kaip ir šitas, kaip ir stop-leak. Tiesiog biškai kitokia formulė. Tai jis irgi pakliuvas pagal litražą, tai čia va tas iki 4 litrų daleiskim. Jeigu ten pas jūs 2,5-3 litrai. Mechaniniai dėžiai ten nelabai daugiau ir būna. Ne, tai taip. Nu, čia jau visur irgi ten jau būna. Nu, pas mus pas Subaru, nes jau 4 litrai tai jau tikrai jau būna, aš jau susidūręs su kitais lenktynininkais, kad jis, nu, nemažai telpa alyvos. Čia mūsų tokie jau paprastesni valikliai, irgi efektyvus, juos čia praktiškai galima naudoti vos ne kas antrą, kaip sakant, kūro baką. Jie irgi pagerina kūro savybę, tik jau neturi tos jau revitalizanto. Čia vat vienintelis produktas, kuris neturi revitalizanto. Nes tie visi su revitalizantu ir jie atstato jau kai kurius net jau purkštukus iki tų jau gamyklinių parametrų net. Net tai nustebė yra kai kurie mechanikai, kad taip. Čia iš tokių visų mūsų platintų vienų, tai tam Citroene Cross'e ten Volkswagen motoras stovi. Tai pradėjo purkštukai ten biškį durniuoti, tai kitas kolega jo pasiūlė mūsų zaklinerį. Jis pavažinėjo, nusipirko purkštukus jau prieš montavimą ir davė tuos dar kartu ant stendo, tai mechanikai sako, tai jie pasakė kaip nauji. Tai laiku tiesiog. Į kainą, ta prasme, kai tu supranti, kad tau reikia ardyti pavarų dėžę, lysti sistemą į radiatorių pečiuką ir tu tiesiog ateini ir matai, kad už 15 eurų gali pasibandyti ir visai sprendimą rasti, o ne ardyti visos mašinos, ten dieną darbo ir medžiagos ir laikas. Nu, ta prasme, tai tikrai verta išbandyti pradžiai tokį sprendimą. Taip, pradžiai tokį, nes jeigu ten nėra baisių stipriai defektų, tai tikrai padės. Ypač kas liečia būna su kūro sistemom, tai būna temperatūrų perkritimai, daug drėgmės, vanduo padaro savo, blogai dirba, valiklis jis absorbuoja tos visus, kaip sakant, drėgmę, nešvarumus. Ir dar noriu pabrėžti, kad mūsų valikliai nėra agresyvus. Galima naudoti net retro automobiliam. Taip. Čia, nes mes turim tokių klausimų, ar galima naudoti, nes kadangi seni automobiliai, bakai jau gant metalai kiti, viskas rūdis, kad nepakeltų, neužkimštų, nepagadintų. Tai tikrai galima naudoti. Nėra, kaip sakant, blogiausiu atveju, jau bent pasibandys, įsibandys viską. Nepavojinga, ne. Čia tiek dizeliam, tiek benzui. Ir dar pas mus lenktynininkai būna pasigerinti kūrui. Energy Drive. Taip. Tai benzinoms +6 oktano. Tai jeigu mes pilam... Jeigu 95 įsipilį gausi 101. A vožtuvai nepradėks, mūdė? Ne, viskas paskaičiuota. Paskaičiuota tikrai
Padaryta su apsauga paskaičiuota. Ir kiek jo, ant kiek pil dabar, nes kai prisipilsiu, tai pas mane bus vien šitas skystis. Ne, tai nuo 40 iki 60 litrų. Jie praktiškai visi panašus pagal tokį bako turį, yra kai kurie didesni automobiliai bako turis, bet tada jau kiam šiam, tai daleiskim, jeigu bakas 80, tada 2 galima piltis drąsiai. Su mano senaudom sezonui tau 2 varžybom. Nu jo. Tai tas pats ir dizelis. Dizelis biški daugiau, plus 7. Jau pas dizelius jau cetanas eina, cetaninis skaičius. Tai tas dalykas ir daug kas yra klientai mūsų, kurie mažai važiuoja, būna užsistovi automobilis. Ir būna skundžiasi trauka, tai jeigu būna visi naudoja tau multiklinerį, nepadėję, tai dar pasiūlom ten Energy Drive panaudoti. Nes jisai turi savybių, biški padegina tą kamerą, atsiranda, kaip kolega man sakė, ant akceleratoriaus jaučiasi jautrumas, nes esmė yra tokia, kad vėlgi tas kūrą pagerina, išauga cetanas, atsiranda gale. Tai aišku, reikia duoti sukių, tam kartui prasivažiuoti, bent 15-20 km važiuoti 2,5, taip iki 3000, nedaugiau kaip 3. Taip. Čia panašiai ir tie Sodžio ir valiklis DPF. Bet jiem reikia 50 km važiuoti, 2,5 iki 3000 sukių. Kad sudaryti tą, kaip sakant, dirbtinę regeneraciją, išpūtimas, temperatūra, jau ir kompresija, tas jau prapūtimas gaunasi, prašmitimo sistema. Pas mane tai gal perkamiausias yra greičių dėžėm automatiniam. Švirkštas? Taip. Jo, čia tu sakykim, ir Panevėžį servisas, dabar nepasakysiu, nevardinsiu, kas automatiniam dėžėm keičia tepalus, tai labai dažnai sako, sulaukiam, kad klientas atsiveža. Taip. Bet tokį daiktą. Ir ką jis daro, kaip jis veikia ir kam jie čia skirtingi? Jie skirtingi, čia daleiskim, vairo kolonėlės, hidraulinės sistemos. Šitas yra dalykas. Čia jau mechaninės greičių dėžės, reduktorės ir paskirstimo dėžės mechaninės, dizeliniai varikliai geltonas, raudonas benzino. Ir kaip sakė Modestas, perkamiausias taip ir nemažai mes parduodam automatiniam greičių dėžėm. Ir kas tame švirkšte, kas ir kaip jis veikia? Tame švirkšte gėlės yra katalizantas, jis padarytas specialiai jau, kaip sakant, kad jau pradėtų tipti nuo 25-26 laipsnių temperatūros, bet varikliams rekomenduojam, kad jau būtų temperatūra darbinė. Greičių dėžės irgi pravažiavusios šiltos, tas pats ir greičių dėžės mechaninis. Vis tiek nuo trinties iššyla. Esmė tokia yra, kad tie visi priedai turi poliariškumą. Tas poliariškumas reiškia, kad jisai traukiasi prie metalo, kur ir temperatūra reikalinga. Tai vyksta trintis, toje vietoje, kur labiausiai įkaista, ir ta keramika, jinai priglunda jau prie mazgo kokį nors detalės, ar vėlinėlis, ar dantratis. Pagrindinė esmė yra tokia, sakau, temperatūra. Nes jeigu būna žmonės į šaltą variklį susileidžia arba šaltą mechanizmą, tai ypač žiemos metu pasijaučia, jis gali jau 50% suveikti. Su greičių dėžėm automatiniam, kadangi ten yra nelabai maža tokia jau nemaža sistema, daug bestinčių detalių, ten tie diskeliai, tie frikcionai, visi aparatai, yra elektroninės sistemos, nemažai solenoidų. Jisai pakliūna į mažiausius plyšius, jis skiriasi nuo tų visų, nes kadangi jo yra pati smulkiausia frakcija keramikos. Nes automatinės greičių dėžėse mažiausiai brėžimai, mažiausiai kanalai ir skystis labai skystas. Ir mes naudoja Hebra jį todėl, kad pakeito alyvą, kad keičia naują alyvą tą tendenciją, nes kadangi taip, dėl smūgiavimo kažkas užbėgti už akių, tai čia tikrai padeda. Nes vis prisidirba koks nors išdirbimas ar kas pagrindas, tai būna pačioj pusleitoj. Nusidėvėja, jinai nesukelia spaudimo, tada jau tai bėgiai jungiasi blogai. Ir stato tas geometrijas vėlinėlio, tas jau vidutinai tos sparnuotės visos maždaug įsicentruoja ir geriau dirba. Jo, tai čia matys irgi, turime ekranę, rodo, čia yra pas mus guolis, jis specialiai yra pagadintas. Ir čia planšetė yra pas mus parodyta, čia pirmas pjūvis yra šviežias, antras pjūvis yra
8 valandas, o šitas jau trečias pjūvis jau 24 valandas. Apdirbtas. Taip, čia jis tiesiog taip ant stendo, tas lyčia tepalas su keramika ir yra sukamas ant stendo. Taip, sutvarko. Taip. Įtrukimą į pjovimą, tai pažeidimą. Taip, nes kadangi ypač, ateina pas mus tų vyriukų su galingais automobiliais, su 5 litrų benzinais, su 3 litrų ir taip pat ir dizeliniai, 4,5, 5 litrų, taip ateina. Nes būna kažkas tai laiku nepakeitė oro filtro, dar ko nors pritraukė ir kūras, ir kūro kokybės, ir alyvos, tas servizas viską lemia tą variklį nusidėvėjimą. Tai daugam, sakysim taip, 50-60% yra tikrai padėti, kaip jau nebuvo dar įbrėžimų, neviršėjo tenais 4-3 mikronų, tai tikrai sutvarko nesimato. Net jau kamerą įdėjus, jau matosi, įbrėžimas matosi, bet jinai keramika turi tokį, kaip čia pasakęs, gal kaip gintaro, tokį, matosi įbrėžimas, bet jis yra apdirbtas. Tas pats ir kaip čia, jis yra apdirbtas, jau tokį matot gelsva spalva blizga. Taip, tai čia ta jau keramika yra padengta. Ir dabar, nežinau, kaip čia, mes praktiškai to paskutinio jau pjūvio mes jau neužčiuopsim. Jisai yra visiškai praktiškai lygus atkurtas paviršius. Taip, jisai matosi kiaurai, bet jis yra atkurtas jau. Tai tas keramikas, kunai kaip ir atstato geometriją, čia kaip jau laboratorija, viską, tai specialiai pagadino. Ir tada testuoja ir žiūri. Taip, nes kadangi vis tiek Hado dar dirbo ir karo pramonėm, tai jie gamina ten dar kai kurias dar spec įrangą dar, ne tik, kaip sakant, civiliams. Užsikoksuotiems varikliams atlaisvinti žiedam. Čia mano Audi klasika, kai iš pakrūmės paimtų motorą, bandom pajudinti. Taip, čia jau Stage 1 technologija dėkta, yra keramikos viduje, mūsų prieš tai buvo irgi žiedam atlaisvinti, šitas yra jau gerokai jau patobulintas, jau naujas technologijas. Esmė yra, čia nereikia ten parą, 2 laikyti, užtenka nuo 20 iki 40 minučių palaikyti. Purškimas į kiekvieną atskirai stumoklį, dizelis tai galima pro purkštuką, aišku, arba pro pakaitinimo žvakę, taip. Aišku, benzinams yra paprasčiausiai, žvakė išsukai, taip. Esmė yra irgi, jau kaip jau arba ištraukti, arba tiesiog starterį prapumpuoti, bet reikia kažkokį tai užmesti jau skudarą, nes kadangi chemija tikrai yra jėdri, kad nepakliūtų ypač, aišku, kaip neralinis automobilis, nors ir raulinį irgi pasisaugai, pasižiūri, bet jau rankom viskas perinkta. Veikia efektyviai, čia buvo Audinė 2 litrai TFSFI, Allroadas, man atrodo, 2 litrai. Tai esmė tokia yra, buvo ant 1000 km 800 gramų vartojo alyvas. Tai jau po to panaudojimo, taip. Tai po pirmo panaudojimo gavosi jau gal litras ant 2000, po to vėl sekantis alyvos keitimas ir vėl tai daugiau panaudojo. Čia vienas šitas flakonas 20 cilindrų galima purkšti. Panaudoja, tai dabar jau gavosi jis jau 4-5 tūkstančiai, tada litrą dasipila. Tai čia labai geras jau. Čia praktiškai taip, čia jau praktiškai pagal gamintojo reikalavimus jau atsistojo savo vėžės. Esmė, aišku, yra toksai dalykas, kad po jo reikia keisti alyvą. Vis tiek alyvą užsitiršia. Taip. Jau nori pasikeisti, bet čia labai pasiteisinis jau dalykas. Lengvai variklis šiltas gali būti, bet yra atveju, kad jūs, kaip sakot, yra variklis, tu jį gali nepašilti, neprasisuka. Žmonės yra įsibandę, visą flakoną išpurškę, įsiplovė ir paleidė motorą. Kai Nerijus mano Audinės motorą bandė prasūkti, pripylė žybalą, laikėm visą parą. Ir paskui, kai prasukinėja, kaip kalė tą žybalą iki lubų, tai nuo lubų ir nuo sienų, tai ilgai tą žybalą valė garažį. Taip, tai sakau, reikia labai žiūrėti atsargiai. Reikia praktiškai prieš prasukant reikia tą skystį įsitraukti, kaip jūsų atveju žybalas. Mes dabar kol kas turėjom irgi tokį skystą visiems žiedam. Man atrodo, pas ją galbūt toks oranžinis buteliukas. Kažkaip tai dabar pritrūkom. Prasidėjo visokios varžybos lenktynės, tai čia tik tas balandis prasidėjęs, kart Hebra 10 šiam alyvas. Nors nemažai kas ir 5,50 perka, bet čia vėlgi priklauso, kas kur važiuoja.
Nuo sporto priklauso. Tai iš esmės Hado produkciją galim rasti visuose, turbūt dauguma didžiųjų miestų ir visuose. Taip, didžiųjų miestų, taip. Ir didieji platintojai turi. Tai net tai mūsų tinklalapį galima įsivesti miesto pavadinimą, daleiskim taip pat ar pasvalys, tai va, iš mūsų parodys internete. Kainos irgi tos pačios, kas ir internetiniai prekyboje. Taip jau rekomenduojama. Ir sutaupo laiko pirkėjai savo mieste, jeigu nori to ir iškart. Jo, nereiks jūsis. Taip. Nu, aš pagalvoju, kad pagal tai, kiek mes daug veikiam garaže su Nėrium, tai čia mes irgi turėtume ką iš čia išsinešti ir nusipirkti ir panaudoti. Nes kartais, paprastas sprendimas slypi jau sugalvotas, va čia Valentinui slypi, o nereikia kažko iš naujo daryti, išradinėti ir patiems ten užsimti kažkokiais žybalais, kaip sakau, kai viskas yra pagaminta gamyklose. Dar viena tema, kuri aktuali man, tai kai aš važiuoju varžybose, pas mane dažnai keičiasi lipdukai, ten startiniai numeriai slalome, ten juostos visokios, varžybų rėmėjų reklamos. Ir kokie kartais būna šlykštus lipdukai, nuplėšta lipduką ir klėjai palieka ne ant lipduką, o ant mašinas. Trini su... Žinai, su ko pradėjau trinti? Nefrasų, spiritų. Atskėdėjų brūkštelėjau per spausdintą lipduką savo mašinos, sugadinau lipduką. Tai paskutinį kartą darėm taip, prieš klijuojant lipduką ant automobilio, ant džemperį jį užsiklijuoji, kad jis pasidengtų šiek tiek pukais ir tada klijuojant mašinos. Lifehackas. Bet ar yra priemonių, kur padėtų tiesiog kažkaip lengvai pašalinti klijus, jeigu jau neužsiklijavai to lipduką ant džemperį ir liko pusę klijų ant mašinėlės? Tai turim mūsų klijų nuėmėjas. Va, geras daiktas. Taip. Jisai gan paklausus. Ypač fūrų, kai būna lipdukai, lenktynininkai. Esmė yra gerai jau nulupęs lipduką užpurški, jisai supatoja ir savo kokią kempinę, gal kokią skuduriuką. Jeigu aišku iš pirmą kartą nenuėmės, tai dar kartą tiesiog papurški viskas. Užpurški palaukė? Taip, jis supatoja, balta puta pasidaro taip. Tai čia tik efektyvi prekė. Nes... Pats nuo durų tą laisvą lipduką nuklijau, tai metai laiką jau praėjo. Tai klijų ten nemažai paliko. Ir jeigu iš karto klijų nenuvalai, apdulka, tada valai trini purvinas ir viskas. Taip. Gera priemonė. Gera, veiksminga. Ir kainuoja turbūt, kad irgi ten keli eurai, jo? Tenais apie 9 eurai. Ten su kažkiek tai. Bet jau išeiga didelė. Čia taip, išeiga didelė yra. Ir esmė yra kai kurių mūsų produktų, tikrai ta išeiga yra, atrodo, kad tara nedidelė, bet išeiga nemaža. Nes ir su silikonais, kitais įvairiais lyčio tepalais, tai galima nemažai purkšti. Ir tą patį, kaip ir su to iškursavimo priemonė, 20 cilindrų gali aprūpinti. Tai čia nuo didesnio iki mažesnio. Čia praktiškai jau iki sunkvežimio cilindro jis jau padengia. Tas 4-5 sekundžių pūtimas. Benzininio variklio išmetimui, sakykime, yra kažkokios chemijos į kūrą, kad CO2 kiekiui, sakykime. Mažinta, ne? Jo. Tai... Dizelį tai čia jau taip. Tai tie patys mūsų multiklineriai pamažina CO. Net jeigu atsiradus problemų, nes yra atveju žmonės technikiniai nepraeina. Nu tai pavyzdžiui, yra... Ir mūsų tas red cleaneris, jisai benzinom, jisai jau stipresnis yra. Pavyzdžiui, Subaru toks ten problematiškas. Taip. Čia būna su dujom stovi pa žmonės, nepraeina. Tai tiesiog reikia biškį koncentraciją, tai laikytis 40 litrų koncentracijos. Jau ne 60-40. Ir tikrai veiksmingai padeda. Aišku, jeigu yra katalizatorius, iš pradžių dar prasivalyti katalizatorių ir tada jau įsipiltų kūro sistemos valyklį. Efektyviai dirba ir nėra skirtumo, ten gal 98 ar 25 benzinas. Jisai, nes kadangi tie valikliai irgi turi savyje irgi cetaną, tenais bent 2 laipsniais tikrai pakelia. Tai nuo to pagerėja kūro kokybė, pagerėja variklio darbas ir be abejo galima pabandyti dar to priedo pilti į kūro sistemą. Švirkštą. Taip. Bet ten jau pravažiuoti kokie prieš techninę apžiūrą 200-300 km reikėtų kažkas. Taip. Nes ten apsidirbo kūro sistema ilgiausiai, 3000 km. Nes tie visi kiti priedai variklių iki 1300 apsidirbo kūro sistema, kadangi labai jautri ir labai smulkios dalelės, tai jau ilgiausiai apsidirba. Daugiau reikėtų.
Tai pas benzinus būna vis tiek tie purkštukai yra pulsuojantis, Nu taip. vibruoja, tai būna, kad atsiranda tie įbrėžimai ir keramika apdirba ir greičiau slysta, geriau išpurškia kūrą. Tas CO būna dažniausiai nuo to išpurškimo purkštuko ir įtakoja. Ta, nėra tos debesies, tai jau jis jau pradeda mišti ir tada jau tas CO, jau kūro mišinys labai keičiasi. Tai čia valiklius. Tai kaip Subaru, tai dažniau reikėtų naudotis, jau reikės 5000 km. Jo, ten techninė apžiūroji pastovi problemos. Subaru ten jau pamačius diagnozę aiškiai. Linkėjimai Vaičiūnai, ta proga, Subaru mylėtojai, ne?